Sveiki, tėvams dažnai kyla klausimai, ką dėti vaikams į užkandėlių dėžutes, kai jie keliauja į darželį arba į išvyką. Yra įvairiausių maisto produktų, kurie yra tinkami vaikams ir sveiki. Patys vaikai labiausiai mėgsta, kai tie produktai yra jiems suprantami, kai jie gali juos pačiupinėti ir kai jie yra jiems įdomus. Kadangi vaikai mėgsta grūdinius produktus, jie mėgsta graužti duonytę, vietoj įvairiausių sausainių mes galime jiems dėti pilno grūdo bemielę duoną. Prie duonos, kadangi nesinori vaikui valgyti sausos duonos, galima įdėti ridikėlių arba papjaustytą avokadą. Taip pat puiku yra įvairios morkos. Morkas galima jau tiesiog pirkti nedidelės arba pjaustyti griežinėliais. Galima įsigyti paprastą jogurtėlį ir jį pripjaustyti braškių nedideliais gabaliukais arba įberti šilauogių ar mėlynių. Geriau negu saldainiai yra džiovinti abrikosai, džiovintos slyvos, džiovintos papajos. Geriausi džiovinti vaisiai yra tie, kuriuos mes džioviname orkaitėje patys. Dažnai tėvai sako, mano vaikas negers vandens, nes labai mėgsta sultis ir pereiti tiesiai prie vandens jam bus sudėtinga. Tai nieko tokio. Šiek tiek pasaldinkite ir visą tą laiką mažinkite to saldumo kiekį, tol kol vaikas labai natūraliai, gražiai pereis prie to, kad gers tik tai vandenuką. Ir svarbiausia, vaikai niekada nevalgys to maisto, kurio nevalgo tėvai. Taigi, jeigu norime, kad vaikas valgytų sveiką maistą, visų pirma, turime jį valgyti mes patys.